O Jėzus Marija, paskutiniai metrai. Oi. Pauliau, ar lengvas maršrutas? Ne, baisiai nelengvas. Kylam dabar reikia belė kiek sukilt. Nu, žiūrim, kaip čia lengvas. Gal ir nelengvas. Nice. Wow. Into the sunset. Pirmoji nakvynės vieta. Radom namelį va ant kalno. Patikrinom. Nieko nėra. Darytos duris buvo. Atsikūrėm dabar. Tai eisim apžiūrėti, kaip viskas atrodo. Ką čia turim? Gytis sakė, reikia pasiimti rodyti tą kelionę. Negerai, kaip sakė. Kai į tokią kelionę važiuojam, tai reikia viską filmuoti labai. Antra diena kelionės, truputį sukilom, dabar leidžiamės į kanjoną, žiauriai turėtų būti faina, oras geras. Truputį keičiam maršrutą, nes gaunam tokių piktų bekelių, važiuosim kažkiek tai asfaltų, kol pasieksim pagrindinį maršrutą, bet turėtų būti viskas gerai. Nupirko dešos, kurią reikia lupti. Tai dabar va lupsim pusvalandį. Tu pabandyk nelupti? Ne, aš lupsiu. Pauliau, papasako, ką čia ispanai augina. Akmenis. Akmenis ir pardavinėja maišais. Matėm prie vieno miestelio. Tai vienas akmenų maišas 100 eurų. Apsimoka. Jo, galvojam, gal reikia parsivežti Lietuvą. Registruotą bagažą. Gerai. Gal nežusim?
Matai, ten kalnai, toli matos. Ir žalias ežeras su jachtom plaukia. Pižoniškai. Belė kaip gerai. Suradom nakvynės vietą, apleistą dar vieną namą. Jau antras per 2 naktis, pavadinkim per 2 dienas. Viduj nusprendėme nakvoti, nes pilna pelių šūdų. Tuoj parodysiu. Bet yra už tai futbolo stalas. Gal norit sužaisti, biškai reiktų sutepti, nes sunkiai su... O yra kamuolys? Žaisti? Kur čia iškoti? Nežinau, gale. Yra vadar Čia gal reikia monetai mest ir tada jisai veikia. Yra smiginius, einam virtuvę ekskursiją daug. Virtuvėje visas yra, nepaisant pelių šūdų, visko yra. Ir ploviklio, ir... Bonsoir. Šando. Tam 8 metų. Sakrebliu, vynas. Semiseko. Nice. Va, sofkutė, židinys. Tai gal einam į viršų. Viršui ten labai geriausia. Na, aš ten pabandau. Dar neūžino. Korteliai. Užreikit. Panašu, kad senai nieks negyvena. Pelės gyveno, ta Ir prasme. nelabai prižiūri. Yra paklota va miegamieji su patalinė. Bet kažkodėl pasirinkom vis tiek laukia miegot. Kėdasai kažkano didasai. Gal kam reikia. Ir vandens batai, Pauliau. Kam pirkai tu? Aš tai jo galvoju, kam aš čia kėdus, pirkau viską. Mane, tualetas. Yra driežas kitoj pusėje vonios, dar ten viena vonia. Kur driežas? Maldasi. Aplinkui reikia. O-o. Kas čia? Wow, kiek čia žaidimai laukia. Boing. Paliekam čia. Pažiūrėjau, yra kareiviška uniforma. Ispaniška. Ir motociklininko koža yra. Pasimatuosi gal? Ne, ačiū. Gerai. Einam driežą pasižiūrėti. Buvo driežas didžiulis čia. Vis dar yra. Patikrink, kad gyvas. Nežūsiu? O. Žodėgosim. Bet jeigu į kas? Nekanda tas driežas. Vadingas? Ne, taigi. Laisvai. Pabėgo? O, jisai čia bėgioja. Tai gal į lauką nešam. Tai tegul gyvenas, ras šiek tiek veikti. Pažiūrėk, jis kilę įlystę. Nu gerai. Čia gerai. Bet mėgamieji visai tvarkingi. Iš bėdos galima gyventi. Kiek toks NT kainuoja Ispanijai? Ispanijai milijoną. Jūs šitą norėtų namą nupirkti milijoną. Tai man pasižiūrėt geriau, kur jau apsistosim iš tikrųjų. Pirkit. Labai geras NT. O apsistosim po šitą stoginę, nes atrodo daug labai pelių yra viduje, tai čia tiesiog palapinę statysim. Naktį lis, daug. Va, kitchenas, Lukas pakainas ir va, private baseinas, darysim pool party. Trečia diena, minam. Ai, reikia pasakyti dar kažką. Tai šiandien daugiau asfaltų važiuosim, nes vakar visą naktį lyjo. Vėliau kaip teršia palapinės. Ir plus, nu, toks ir miegas buvo, kai purta palapinė lyja. Garsiai ten tarška, viskas aplinkui. Bet turėjom labai gerą nakvynės vietą. Tai va, važiuojam, bus viskas tas.
įdomiai gal žmonės kokie pasirodys, nes atvažiavom į miestą, parduotuvėje buvo 3 lentynos su 6 produktais. Tai nusipirkom agurkėlį, nusipirkom kiaušą ir va, verdam, gal kažkaip išgyvensim. Bet, sunku čia Ispanijoje kalnuose, nežinau kaip jie čia išgyvena. Tough life. Žiūrėkit, linkėjimai Ride & Mend. Čia buvo pasiūlymas užkliuoti lipduką, tai pasinaudojam. Neskubu. Įtampa. Wow. Šmurkšt. Bonsoir. Tai va, Ispanijos vaikai greičiausiai dabar žinos, kas yra Ride & Mend. Ispanijos nakvynės namukai vidury kalnų. Ir turim svečių jau iš karto. O, sveiki! Pabandysiu ratai, tenais vidurį. Važinėjom šitą kalniuką, kuris skiria mus nuo upės. Neblogai sukilom, bet smagu truputį. Šiltoji nakvynės vieta kalnuose. Nakvojom tokiam namelyje. Labai buvo gerai, nes visą naktį lyjo.
pequeñito. Yo tengo, por ejemplo, para el centro ahí en el camping, tengo uno para adentro por los neoprenos, por ejemplo, que se queda el toquillo. Gerą parduotuvę čia. Y se tiene una capacidad... Krauname šmutkės, maistą 1,5 dienos. Jau užsisaga. Nu, Pauliau, kaip ten tas nutelos stiklainis? Tik apgavo mane, sako, tai imam nutelą, aš sakau, ne, nu stiklo daug, ten visko, ką čia veši. Nu, sako Robertas, tai aš pavešiu. Išeinam. Sako, Pauliau, tu turėsi paimti nutelą. Kaip suprast, sakau. Nu, va, ir ant galo aš dabar nutelą vežu. Vykom į miestelį, čia Kyla, radom užuovėje nuo vėjo ir įdomus statiniai. Šalia didžiulio akmens luitų keli pastatai. Miesto centriukas, bažnyčia, vandens fontanukas. Ta 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 ta-ta-ta-ta. Wow. Biški prieš vėją 15 metrų per sekundę. 15, čia 100 metrų per sekundę. Vis nepavažiuoju. Ketvirtos naktinės vieta. Tararirarai, tararirarai. Tūtobelė. Žvakių šviesoje. Maudom košytę. Lukas jau karštavoja jau labai gerai. Kojas buvo įsikėlęs. Nu, kol kas geriausias vakaras šio važiavimo. Žvakės, maistas puikus, su daug ingredientų. Ir, ką žinau, ir visi va, ir kraną turim, ir stogą virš galvos. Nieko čia netrūksta Ispanijoje. Pažiūrėkit. Kapų žvakių šviesoje. Pušiau ratami. I got the video show the evidence. Dabar į kalną rodo varysim. O kas čia vyksta? Nu, prie Algirdo paminklo atvažiavom, pasirodo čia Tacho upė prasideda Ispanijai. Tai palei tą Tacho upę, ką žinau, kokie 100 kilų kaip minimum minėm, jeigu ne daugiau. Štoma, ne? Kilų. Ir, nu, gražus slėniai, va, iš abiejų pusių kalnai, kažkur buvo šis kanjonai.
O šiandien yra 5 diena ir sukamės nuo vėjo, važiuosim dabar atgal į šiaurę beveik. Ieškosim velošopų, kelionė tęsis. Ten toliau stumti. Parašyta dirba nuo 5:30 kiekvieną dieną. Nuo 5:30 iki 20 valandos. Jo, tai mes tokia, nu okei, darom duris neatsidaro. Nuvažiavom iki restorano, sakom, gal pažįstat savininką, galite paskambinti. Paskambina savininkui, jo, sako, nuo 5:30 atsidarom. Žiūrim 5. Tai už pusvalandžio. O parašyta ne 17:30, o 5:30. Ir tada iki 20:00. Stovyklavietė. Kurios dienos stovyklavietė? 6. Kaip čia šitas miškas? Tai kaip prie ežerėlio. Koks skirtumas? Irgi kažkokie plynai iškirsti. Šiaip daug vėjo buvo, bet mes šiaip netaip radom vakarė gerą spotą, tai būtent čia. Robertas padarė improvizuotą laužą, bet laužo nebuvo. Žvakė buvo. Buvo žvakė vietoj laužo. O šiaip tai gera diena vakar buvo. Buvo, kaip sako, Lukas ir Laks diena, nes susukom gal tik tai šiam kelis kilometrus, šiam 8. Šiam 9. For sexy value. Bet pirmoji dienos pusė reikėjo labai prieš vėją daug važiuoti, kovoti prieš jį. Visą laimę pasisukom ir tada vos ten ne 108 laipsnių pasisukom ir gavosi, kad vėjas tada į nugarą buvo vietoj. Ką, šiandien 6 diena ir mes važiuojam į... Kaip vadinasi miestas? Teruel. Teruel. Tai turbūt didžiausias miestas šitam maršrutą. Tai planuojam tenais apsiprekint, susitvarkyti dviračius, pailsėt, į šokius eit ir labai daug visko daryti. Ką tik nusileidom nuo viršaus, beveik prie tų kuorų viršai buvom. Tai didžiausias tačiakas žemyn, staigiai leistis per tokius akmenuotus takelius. Leidome žiauriai ilgai, bet dar prieš tai ten buvo kalnas didžiausias. Net nežinau, čia turbūt nesimato ten toliausiai. Tai
blemba vėjas šoninis, takelis, nu jisai visas akmenuotas, ten akmenys nudrožti tokie ir per juos ten šokinėjai gaunasi, dviratį pučia į šoną nuo kelio ir blemba kaip buvo ką veikti, tai jaučiu kolodėlės ir diskai visiems kaito besileidžiant, kažkas stumėsi, bet vienas įspūdingiausių kol kas kelionės nusileidimų. O miestelis, ką čia turim? O tada įvažiavom į senamiestį čia kaip mėgsta jie ispanai, toks siaurų gatvelių, ten net automobiliai neįvažiuoja, tai žiauriai fainai per tas gatvelės leistis. Pavalgiam dabar, buvo bandelinė, skanių bandelių su ten jie tokius pomidorais ir sūrių turi ir dar neaišku ko prieskoniais. Apsipirkom parduotuvę, šiam vakarui turim maisto, važiuojam į vieną iš fainų, dar vieną fainą stovyklavietę, pabūsim, panakosim, o rytoj Tirol miestas, kur nakosim jau normaliam viešbutį. Apsidovanosim už savaitės, kaip sakant, triusą ir sunkų minimą. Tai va. Kam linkėjimus siunčiam? Tai Gedui iš Ride and Mend, kad parūpino lipdukų Ispanijai ir Ispanija nuo to tik gražesnė. Ai, kad dviračius mūsų sutvarkytų, pamiršau tiksliai. Gedai, nu tai va, mes savo pažadą tęsim. Turėsiu iki gyvenimo, iki grabo lentos sutvarkytum dabar dviračius. Nes dviračius dabar sudaužėm per uolas, tai jau. Galvau, ratlankis įskilo. Nu davai, Pepsi moment. Ne, žiūrėti nereikia į apačią. Tai man šokt? Šok, drąsiai. Paskutiniai žodžiai. You live by the sword and you die by the sword. Baisu. Geras saugas, ne? Vaiduoklių miestą kalnuose, daug apleistų pastatų, lėksim į vidų, pasižiūrėti ar galima kur nakvot patogiai. Virtuvės paieškos, kur bus virtuvė. Kažkokia gyvulių laikymo vieta. Šalia ūkininkas gyvena, turbūt jau jas avytės suvaro. O čia siūlau virtuvę daryti. Sveika šiandien. Kur sen? Paulius nesenas. Palapinių miestelis apleistam mieste. Pauliui smagu, Lukui smagu. Pauliau. Ką? Kas čia vyksta? Tai tepam eilinį kartą rytoj ir tiek. Virtuvė kokia vat įdomi. Ir jo, bomž virtuvė.
biški šalta buvo. Kokie -2 naktį. Širkšniukas. Paulius sportuoja. Labai šilta. Apšilinėjo prieš atsikėlimą. Visi sluoksniai ant mane. Nu va. Išlindo saulė iš karto nuo -2 iki +15 per 10 minučių. Visi šildosi. Gamina maistą. Visiems iš Surija parduotuvės, čia esant Teruelį, turim žemėlapį Montanos Lachijos maršruto, kol kas nuvažiavom tiek, pradėjom čia prie Zaorės, nusileidom prie upės, važiavom palei Tacho upę, pakilom vėl grįžom prie Tacho upės, pavažiavom, baigėsi Tacho upė čia, pakilom, čia prieš vėją daug važiavom. Čia vėl palivėję iki Teruelio, dabar mes esam čia, bike shop'e, pas, what's your name? Israel. Israel. Nice to meet you guys. It's a pleasure to know Lithuanian bikepacking. Thank you very much. Ir toliau tęsim, važiuosim beveik, planuojam visą maršrutą, galbūt kažkur kirsim, nežinom, kaip laiko turėsim, bet iš esmės sakė Izrael, kad mes važiuojam prieš kryptį, ne taip kaip reikia, tai kažkur gausim stumtis, gal kokios atviriose vietose, ir vieno tikrai stumėm, tai gali būti, kad ir daugiau. Kažkurioje vietoje turėsim net 2 km sukilimą apie 500 km, tiksliai nežinau kur, bet jo, visas maršrutas yra 6-8 km. O čia Surija bikepacking parduotuvė, žiūrėkit, visokie yra bikepacking daiktų, tai jau kas atvažiuosit, užsukit būtinai, čia yra grinai ant maršruto, ko trūksta, jeigu kokios gertuvės, dirželių, bikepacking krepšių, visko jie turi, net ir dviračių bikepackingo custom turi pasidarę, tai cool. Labas rytas, 8 diena. Pradedam savo kelionę iš nuostabaus viešbučio Teruelį. Kiek yra valandų dabar? Taip pasakysiu, dabar yra 9 pagal vietinį laiką. Šiandien planas daug nuvažiuoti, nes esam pilni jėgų. Labai gražus vaizdas, kalnai laukia mūsų. Taip pat laukia nuotykiai. Tikimės, kad viskas bus gerai. Jau susikrovėm daiktus. Ką žinau, keliausim į kalnus, ir kurių aukščiausias bus 2 km. Comrade Legasov. Chernobyl exploded. Not bad, not terrible. Yeah, not great, not terrible. Dar 102 metrų, vyrai. Gan greitai. Ta prasme...
Išėjom į kalną. Kilom 700 beveik metrų. Padangą nuleido, galiu pasakyti. Dios míos, tragedikos Montanoros Ratumis. Kas buvo, Lukai? Pradūriau, žmogau, pradūriau. Man. Man! You know what I'm talking about? Kyšių bratą, žmogau. Nu, nekanalinant trečio peradačio į Petrauskinės kalną. Semaforas Krasniaką rodo, aš v gazą tarmozinu, kažko nekanalina. Tai gal ir čia geriau ištraukti? Nu, pakeliu kapotą, žiūriu maitniko obudas kažkokias. Soliarą babina pabėgus, adačią duoda, truba gaunas. Reikės tvarkyti. Nu, truba tai visiškai žinau. Kas sakys instaliacija blogai? Mūžė, tam prie langų. Ai, koks gerutis. O, patenkintas. Arba čia yra tėvas, čia viena mama, čia kita mama, žinok. Tėvas yra, žinok, gigačiadas. Sako, ble, neišveškit mano žmonų. Vaikus. 3, 4. Ks. Gražuolį, ks. Žiūriu, tokį tu meilės murkiai. Tiesiog sustojame ir atėjo. Pradžiai 1, dabar jau 4. Gal bus daugiau. Prašo valgyti. Atėjo ir dainuoja. Prie vienoje vietoje, žinok, irgi apsupo, kad ne, bet visi jau prie tavęs jau eina, žinok, ir mėly labai. Aš irgi taip galiu daryti. Supratai, nes švedėsim. Žiūrėk, jau užsisioja ant tavo rato. Pasimk su savim į šitą kuprinę. O vakare bus smagiau. Vakare bus ką valgyti. Baigė. Ateina, žinai, kai su pėdutė ant tą tokį magymą daro, ant kilimėlio ateina. Labai geras vaizdas. Kur? Lukai, kur? Ai, Lukas irgi geras vaizdas. Wow, bonsoir. Esame kalnuose, degalinėje ir atvažiavom apsipirkti maisto ir
Reikia parodyti, ką sportininkai kalnuose valgo. Prašom papasakoti apie viską. Kas čia yra? Pirmiausia, visi sportininkai geria Coca-Cola, nu tai čia nieko naujo. Juodasis nuodas dar vadinamas. Ja, tada gavom nemokamai kakavos, nes užduot kaip pirkom, tai bonusas, vakare išsivirsim. Tada, aišku, visi sportininkai mėgsta vaflius su šokoladu. Tai va po vieną visiems. Tada spurgytės, nu, tai povara, labai geras. Tai kažkoks nuodas, nežinau čia kas. Kečupas ir keso. Kas yra keso? Čipsai. Moment čoko čipsai. Vieni momento klijus uosto, mes momento čipsus valgom. Labai gerai. Ir aišku, kažką saraus, nes negali vien ant saldaus gyventi. Tai... Baltymų čia šiek tiek yra, girdėjau. Bokaditos. Mano mėgstamiausias. Na, čia kažkas fanta geria, bet mes nežinom kas. Nu tai hidrinti riebalai, greitieji angliavandeniai, cukrus. Visa maisto piramidė. Viskas atvažiavo. Nusileidom 800 metrų. Paulius išvažiuoja, blogai, netinka. Va, jų stovyklavietės. Milžiniška kažkokia pušis, labai faina. Nu visko, yra vandens, yra stovyklavietės, yra upelis šiek tiek padžiūvęs, o ten viešbutis nakvos. Klausytis. Na, gali būti įskalbta ta pirštinė tavo maiste.
Buonasera. Buonasera. Sveiki atvykę į dar vieną Italijos kalnuose epizodą. Čia auga vynuogės, akmenys, nuostabūs laukai, pučia vėjas ir priekyje pristatome kalnus, kuriuose auga pats geriausias vynuogynas. Ir štai, netrukus ten atvyksime, gersime į valias ir džiaugsimės gyvenimu. Bonsoir. Aš galvoju, kad čia tu stovi. Atik. Atik. Ai, kad tau neįdomu net ateit. Tas matai kiečiausias, o kiti tik draugai yra. Paulius bijo šunų, man atrodo. Paulius toksai, ne, jūs tegul suėda pirmus. Ja. Kas turi bananą? Pala. Banana for scale šuo. Bananas tokio dydžio šuo tokio. Nu, gal ir ne toks didelis šuo. Nufilmuok tą besikasantį, nes labai geras kontentas atrodo. O, Ai, tai čia stovykla, čia gal ir žmonės gyvena. Tai savo, bet viskas gerai. Ir mes nelabai ir įdomu. No. Eik stovyklą saugot. Sunku. Nu, Lukai, ant šviežių emocijų papasako, kaip sukilimas. Sukilimas nelengvas. 10-14 laipsnių įkalnės. Palsėjimui 6-5 įkalnės. Tai... Šis kalnas netrodo net neturėjo palsėjimo įkalnių. Skubėjo mažvaryti. Aš stebiu įkalnės. Tai... Nu, žodžiu, stipru, bet padarėm, nes bežionės kartu yra stiprios. Dabar laukia geras Porsches, Refugio. Ir rytoj kovosim naują dieną. Bet dar sakilti. Manau, leisim savo išsimiegoti rytoj. Jau Pauliau, tavo lengvas komentaras. Mano lengvas komentaras, tik tai sunku gali duoti, nes blemų šiandien daug sukilom. Kokius 300 metrų, man atrodo, sumoji. Visą pizzą pietų ištaškėm. Kas buvo sunkiau suvalgyti pizzą ar iš tą kalnį važiuoti? Nu, pizza tai žiūrė lengvai ir gerai valgysi. Labai skanios pas jos pizzos tradicinės. O išvažiuoti į kalną norėjos, bet nepavyko, teko stumtis. Nežinau, ar čia galim pavadinti užvažiavimu. Užvažiavimu? Nu, ta prasme, 3% turbūt stumėmės. Mes juokiamės iš visų, kur sakė, kad mums čia bus sunku ir bepročiai mes. Juokiamės. Easy. Gerai, dar trumpas turas po ką turim. Čia yra Refugio, ispaniški nameliai. Bandėm sukilti dar 700 metrų, kad va turėtume stogą virš galvos. Židinys, yra pečius. Kažkaip turėtume tilpti, sugulti, bet va, langai uždaryti. Viskas plačiai. Молодец. Geras rytinis oras. Ui,
Ui. Kokie 1 laipsnis ar 2 laipsniai. Ui. Labas rytas, 10 diena. Šiandien yra pirmadienis. Jau skambina iš darbo, klausia, ar viską padariau. Jo, padariau. Ant kalno. Nes oras tai toksai, jeigu kiltumėm į viršų pagal planą, pagal maršrutą, tai žūtumėm. Einam biškį link namo, nes man ranka jau dreba, žinot. Ta prasme, stabilizatoriai neveikia kūną jau. Ne, aš eisiu į namą, tu laukės stovėk. Va. Kaip šalta. Tai va, tai su bare hands geriau nevažinėt ir nehaikinti čia, nes feels like -2 kažkas sakė, bet turbūt minus daugiau. Šiandien keičiam maršrutą, nevažiuosim į kalną vis dėlto, važiuosim nuo kalno, bet čia leisimės nemažai, tai vėl viską jau, kiek šitų sluoksnių, 1, 2, 3, 4 gal išgelbės. Nes bus tikrai šalta net ir nusileisti. Bet apačioj gali būti plaukia visai geras oras, tai šiandien planas, kol bus prastas oras viršui, važiuoti labiau apačioj, o po to galbūt ir sukilsim, jeigu bus gera nuotaika. Tai Nusileidom žemyn, kokius 200 metrų. Kalnai debesyse paskendę visi, o ten jau labai šalta. Ir vėjas pučia, čia visai nieko, jau galim šortus dėtis. Ruošiamės vakariniui kalno šturmui. Visi kraunasi maisto. Laukia štukytė sukilimo. 2,9 kg kelio. Žiūrėsim, kas gausis.
temsta, jau greit visiškai sutems. Dar kylam į kalną, liko kokie, nežinau, 100 metrus kilt ir tada dar 12 km pasileisti iki stovyklavietės. Beveik kalno viršūnė. 300 metrų ir leisimės jau link stovyklavietės. Važiavau keliu ir kažkokius šunis pastebėjau, nežinau, čia tikrai ne vilkai, nesimato. Ei! Ei! Su pavadėliu. Vien šlubas, kitas ne. Nu, kur varat? Kur varat? Darasime... Vidury nakties, vidury niekur keliasi, va, 2 šuniukai. Čia naktis šilės ant kalno. Mėgstam į stovyklavietę, stovyklavietė jau netoli. O, gražus saulėlydis. Dar kokie 3 kilometrukai iki poilsiavietės. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Na, Dievas mías. Dios míos. Muchos... Kokį čia altorėlį turim su žvakėm. Šviečia. Super ego. Ką žinau, labai faina, čia viskas... Dar tokio refudžio neturėjom, kur ateinam net buvo laužas pakurtas. Jau ne laužas. Aukuras židinys va. Šilta. Yra lovos, yra stalas.
kurį norėjom pernešti, bet tai mūrytas. Telpa dviračiai, yra langas, neišdaužytas, buvo medienos, nu, žodžiu, čia visko yra. Ir mes dar prisivežėm pilną maisto, tai dabar mes čia taip gerai užtūsinsim, kad gerai atšvesim šito maršruto važiavimo pabaigą. Šiandien beje yra 11 diena. Tai va, tai 3 dienos liko, rytoj po truputį jau suksimės link Madrido, o šį kartą smagiai praleisim laiką. Buvo 12 km žvyrkelio. Dabar per tokią dulksną, per pavadinkim lietų, įleidęs nuo kalno, tai ypač lietų. Važiuojam toliau link Madrido. Viskas gerai, technika laiko, vaistai geri, parduotuvių yra. Tai karšta, tai šalta, tai lyja, tai sausa. Ką tik apsirengiau kriošinės kelnes, kur lietus, lietus. Moja, va, tenais priekį matosi. Nu, konkrečiai lietus priekyje eina ir mes jį važiuojam. Tai gal pabūnam tiesiog? Pabūnam tiesiog. Jau vakaro. Kirtam čia tokią užtvanką, reikėjo per tunelius važiuoti iki jos. Su automobiliu savo kartą vietą. Nebuvo lengva. Bet mes dar norim pasimandrinti, ieškom kažkur geros nakvynės. Būt gerai stogės. Užteks, jeigu nerasim, tai ir sieną. Toks biški jo. Įdomesnė kelionė, spaisina. Nu, Lukai, tu įspūdžius papasakok. How was the night? Naktis dar nebuvo, dabar yra vakaras. Važiavom su kažkokiu tai planu stot kažkur. Nepavyko. Tai dabar bandom savo sėkmę tiesiog miesto kapinėse. Jeigu kitas vlogas bus, arba jo nebus, tai žinosit kur. Robertas visus į kapus nuvarė, realiai, ta prasme. Lapkričio 1 Ispanijoje. Toliau. Tu kaip ekspertas nakvynių ieškojimo ir visur, Dar tokios nesu radęs. ir visur nakvojas, ta prasme, kaip tau su amačiaus 2 išvažiavus į kelionę ir vabank. Ką, aš sakiau, stojam viešbutį, bet Hebra sako, mes per kietį turistai esam, kad viešbučiuose nakvotum. Gerai, sako. Šiaip man tada dar upas buvo nenukritęs, aš toks, ne, čia reikia užtvanką pasiekti ir viskas bus gerai. Ta prasme, buvo restoranas, viršėjo viešbutis, apačioj Hebra vynelį karštą gėrė ir skanis patiekalus valgė. Galėjom ir mes ten būti tarp jų, tai ne. Dabar
už 20 kilometrų, nu bent jau numynėm, pliusas daug. Čia mes gerą kryptim numynėm, žinok. Tai... Numynėm. Bent jau kryptį gerą paėmėm ir numynėm kilometrų naktį, lėtai, kažko ieškodami, žvalgydamasi, bet padarėm tai. Tai va, būtent. Antras bandymas. Lukai, dabar tavo įvykių versija, kas įvyko? Mano paranoja šį kartą buvo teisinga. Atvažiavo policija, sako, čia kapinės, susirinkit palapinės ir čiuoškit čia. Taip ir padarėm, pavalgėm, spėjom pavalgyti ir išvarėm. Jie nesakė čiuoškit, jie labiau, ar žinot, kad čia kapinės? Jo. Kapinės? Tikrai? Čia stogas, taigi čia ne kapinės. Tai va, aš kažkaip ne iki galo jau buvau įsiruošęs, tai lyg kažką jausdamas, tai susipakavom ir pavažiavom, nežinau, čia porą kilometrų. Kažkoks tai nuošalus kelias, apleistas sodyba, tai ką aš nustatom, mes pakeliui tikėsim, kelias bus gerai. Nu ką, prieš paskutinę dieną mūsų kelionės, bet nusprendėme šiandien pabaigti, nes 90 km čia iki Madrido, tai turėsim 2 nakvynės Madride, vieną prieš skrydį, o kitą šiandien. Ir praleisim tiesiog Madride daugiau laiko. O šį kartą linksmai leidžiam laiką važiuoti per lietų. Taip linksmai, kad į sauso siūlo net nėra. Kas vakar buvo palyginus, tai yra šuns pipas, palyginus su šiandien. Tai va, pravažiavom po miestelį, pažiūrėjom, kad ten mažas, neypatingai kas čia gero. Važiuojam į didesnį apsipirkti, pavalgyti ir ten palaukti, kol lietus baigs. O kol kas, pirkstam. Aptikau Ispanijai gandrų. Iš Lietuvos atskrido. Ispanijai ne ką šilčiau negu Lietuvoj, oras ne ką geresnis, bet va, jie čia gerai džiovinasi sparniukus. Paulius ten toli atmina, sunkiai prieš vėją. Tai va, minam prieš vėją, lietus aprimo. Gerai varom, kaip neveikia. Vėjas toks atpildo ant šono. Turėtų sunku išlaikyti. Atvažiavom į Birbam. Oras kažkaip nelepina. Šiandien yra paskutinė diena, pavadinkim, Madride, rytoj 9:05 išskrendam, tai mėgojamės laisvadienį, pavadinkim. Važiuosim tų dovanų ieškot, kurių reikia ten nupirkti.
pasidarėm 40 km maršrutą. Ačiū Madrido turizmo informacijos visiems atstovom, kad nieko net nėra įkėlę į internetą ir jokio normalaus, kaip sakant, maršruto nėra. Teko kokią valandą dėliotis pravažiuoti. Surinkom paliuką, pravažiuosim, po to įlysim į centrą. Tai turėtų būti gražių vaizdų, architektūros ir žalių parkų ir įdomių takų dviračių. Tai pažiūrėsim, kaip gyvena Madridas. Linkėjimai Vilnius.world. O šiuo momentu klijuojam kur čia Riding Man lipduką. Sėkmės, Gadai. Laikykis Riding Man. Va. Nu, biškį techniką patobulinti reikia. Nukres pats, viskas gerai. Sveiki, tai aš papasakosiu šiek tiek apie savo gierą, apie savo baiką. Tai aš važiavau su Rigida per visus kalnus, per akmenis, viskas veikia. Visą laimę prisidėjau pakankamai vietos viskam susidėti. Turiu krepšiukus ant vairo, turiu centrinį didelį krepšį, galinį didelį krepšį ir priekį didelį krepšį. Plus didelis fuel bagas, kur mano visa elektra ir panašiai. Tai aš važiavau su droperiu. Droperis padėjo man kalnuose, nusileidimuose, paėmė kelis gerus vienvėžius su gan stačia nuokalne, tai reikėjo nusileisti žemyn savo droperį. Nusileidžia maždaug taip, čia ne iki galo nusileidžia, kiek krepšys leidžia. Būdavo net kartais, kai labai daužydavosi, net paliesdavo ratą. Žodžiu, pakankamai viskas čia veikia gerai. Apart vieno niuanso, kad kai droperis yra išskleistas ir aš atsisėdu, jisai kažkodėl po serviso nusprendė susileidžia žemyn. Tai jo, ką padarysi, bet aš radau sprendimą, tiesiog visą droperį pakėliau aukštyn, visą laiką nusileisdavo, bet žodžiu veikia. Prieš išvažiuodamas į kalnus susidėjau naujus stabdžius, Hope Tech 4. Ačiū Ramūnui iš Traška Braška, kuris rekomendavo juos. Veikia puikiai, jaučiausi su droperiu ir stabdžių pagalba gan pasitikinti savimi ir dviračių nusileidimuose. Viskas šioje vietoje labai gerai veikia. Krepšys irgi yra specialus, skirtas droperiui. Artlybo QR, gan naujas daiktas šitas. Greitai nusiema, greitai užsiveda, veikia su droperiu. Pakankamai didelės talpos. Cool. Šakė, galvojau, kaip čia bus, kieta šakė vis dėlto veikia, be jokių problemų. Neatlaikė, kaip matot, užtrauktukas krepšio, aš jau planavau tam, pasėmė po rekordo, jeigu ką būčiau apvyniojęs krepšio, kad nieks neiškristų, bet kažkaip viskas laikėsi, net ir per akmenis purtantis, neiškrito nei vienas daiktas. Iš inventoriaus, tai kas džiaugiuosi, kad pasiteisino, tai vis dėlto mėgmaišį iš pradžių buvau susidėjęs jau žieminį, tačiau prieš pat išvažiuojant nusprendžiau apkeisti, pažiūrėjau prognozes, kad mažiau 2 laipsnių nebus šalčio ir įsidėjau Big Agnes gan lengvą mėgmaišį. Ir sumoj, gal tik tai 2 naktis, šiek tiek pėdos pašalo, bet jau paryčiais visiškai prieš brėkštant. Tai gera reiškia mano yra 30 žvaigždžių priekyje, 30 dantukų priekyje, galinė yra
11 ant 52, tai tos 52 ir 30 žvaigždžių priekės vos užteko, nes norėjosi visus kalnus įvažiuoti, buvo challenge'as. Gal kažkam tai tiesiog būtų reikėjo tuo metu stumtis, aš bandžiau važiuoti, tai sakyčiau, kad ten taip jau ant jėgos važiavau ir šiaip nemažai ir važiavau. Tada, kas liečia, labai pasiteisino padangas, tai tubeless, bekamerinė sistema, negavau nei vieno pradarimo, nors mano kolegos gavo gan nemažai, tai į kalnus, jeigu važiuoja, būtina pasidaryti tubeless. Recon Race gan mažo protektorius padangos, Maxis pirmas gerai veikia, visur faktiškai neslidinėjau, tokios geros oro sąlygos pasitaikė, kad nebuvo lietaus, tai be lietaus pravažiavau kuo puikiausiai ant, kaip sakant, trekė buvau ir neišslidau kažkur iš šono. Lietaus dalykai, tai aš važiausi kriošinės kelnes, kur galuose yra antbačiai, tai labai pasiteisino, faktiškai galim pavadinti kojas beveik visiškai sausos buvo, tik tai jau, kai buvau blogai užsidėjęs, gal truputį sušlapo, bet tiesiog reikia žiūrėti dydį, aš nusipirkęs esu truputį gal per mažą dydį, man riboja judesius važiuojant, ir jos nėra aerodinamiškos pakankamai, čia gal vienintelis minusas aerodinamika. O striukę turėjau paprastą, blemba, jau metai jai atsiklijavo siūlės, tai turėjau rankos visas šlapas buvo per didelį lietų, kai jau mes asfaltų važiavom, ten leidomės nuo didelio stataus kalno, plus ties pažastimis ir ties krūtinė irgi buvo viskas šlapa. Visą laimę buvo gan nemažai temperatūros, šilta pakankamai, įsidžiovino viskas bevažiuojant, tuo metu, kai lyjo buvo nemalonu, pavažiavus truputį viskas susitvarkė. Tai va, tai toks mano gero review. Sveiki, tai aš esu Lukas, šioje kelionėje irgi važiavau kartu, tai dviratis yra chromolio plienas, Kona Unifix, kieta šakė, 1x12, pakankamai paprastas daiktas. Nežinau, esu užsidėjęs aerobarus, tikrai tokiai kelioniai nėra visiškai būtini, bet kadangi kol kas tai geriausias sprendimas man važiuoti ilgesnį atstumą kiekvieną dieną ir neturėti užpakalio skausmų, tai toks yra sprendimas. Krepšiai irgi pakankamai visiems žinomi, tai paklėbo, gale, per vidurį, priekį turiu tokį sprendimą, man patiko, kad čia galima užsidėti bet kokį sausmaišį, tai čia dabar kažkur 12 litrų, telpa palapinė, kilimėlis, miego rūbai, visi su visais ten savo aksesuarais, padanga ir panašiai, tai čia yra tai. Tada turiu porą priekį krepšiukų, taip vadinamų feeding bagų, čia laikau irgi greitai reikalingus daiktus pasiekiamus, dažnai visokius užkandžius. Apidūros irgi krepšiukas, čia irgi greitai pasiekiami daiktai visokie. Taip, per vidurį yra Ortliebo krepšys, mažas, nes frėjimas yra tik tai M dydžio, tai labai kažką ir negali įdėti. Čia yra laikomi sunkus daiktai, tokie kaip visas servisas, powerbankai, nežinau, palapinės koliukus čia dar įsidėjęs, viską, kas daug sveria ir taip dažnai nereikia. Tada čia prisitvirtinau palapinės šitus skersinius ir kilimėlį, nes tiesiog taip atrodė, kad bus patogu ir visai pasteisino, nes čia visai sulaiko purvą, kai važiuoji, niekas tau nekrenta į akį ir nereikia papildomo sparno. Apačioje jau išėmiau, bet turėjau 1,5 litro plastikinį butelį, tiesiog generinį kolos butelį, kuriame vežiausi vandenį. Kitas 0,6 vandens yra čia, tai šitą gertuvę aš naudojau pastoviai, tai jinai pasibaigdavo, lipdavau iš apatinio butelio. Tokioj kelioniai 2 litrus rekomenduojama vežtis.
šaltuoju metu, kai mes buvom, galima ir mažiau vežtis, nes dažnai yra kur pasipildyti, beveik visi miesteliai turėjo. Tai va, vasarą galbūt sakyčiau pats tas, nes reikia daugiau gerti. Aš naudoju amortizuojantį sėdynės stovą, eiga 40 mm, man veikia, nuima vibracijas, didesnius smūgius į visą kūną ir ypatingai apatinę dalį. Taip, tai gale yra Ortlieb krepšys, didysis variantas 16,5 litro. Viduj telpa mano miegmaišis pukinis, plus 5 komfortas, sakyčiau, užteko šioj kelioniai. Taip pat vidinis pamušalas miegmaišių, kuris pagerina higieninės savybės ir to pačiu šilumos prideda. Taip pat viduj yra atsarginiai rūbai, praktiškai antra minimo apranga, papildomos kojinės, antros pirštinės ir dar pukinė striukė. Viskas čia telpa. Ką dar turėjau šitoj kelionį, ko neturėjau niekada prieš tai bikepackingui, tai yra priekinės tašės Ortliebo, vienoj pusė ir kitoj vienodos, 5,1 litro, po 5,1 litro. Pirmą kartą važiavau, galiu sakyti, patiko, todėl kad papildoma talpa šitoj kelioniai yra reikalinga, todėl kad parduotuvės yra retos, pasipildyti maisto yra mažai vietų, dėl to, kai jau sustoji, turi pirkti daug, tikrai šiai dienai ir net ateinančiai dienai kartais. Taip, tai čia laikiau maistą ir lietaus rūbus, kuriuos norėjau pasiekti greitai. Tai talpos tikrai nebuvo per daug, ko pradžiai galvojau, kad gal bus vežami jie tušti, bet tikrai pirkome daug maisto. Aš iš tikrųjų vežiau irgi nemažą to dalį. Tai džiaugiuosi, pasteisino, laikosi super tvirtai, jokio barškėjimo, klibėjimo, labai faina sistema. Ir rekomenduoju, jeigu yra tvirtimai ant šakės. Į šią kelionę pasikeičiau padangas į visų mėgstamas Vitorijos, Meskal ir Barzo mišinį. Tai likau patenkintas, tvirtos, gerai kimba. Aišku, priekinę pradūriau, bet pradūriau leisdamasis labai greitai nuo kalno per tikrai visokius akmenis. Tai čia, sakyčiau, jau gal biški mano neatsargumas, bet šiaip tikrai gerai laiko, gerai važiuoja, esu patenkintas. Tai va, tokie patarimai, irgi važiuoju su kieta šake. Komforto nėra per daugiausiai, bet vėlgi, kadangi važiuoju su tublesu, galiu nusileisti orą ir šiek tiek tas komfortas pagerėja. Padangų plotis yra 225, šitam maršrutui, sakyčiau, tikrai galima ir siauriau, nebent mėgsti agresyviau važiuoti. Tai tada galima ir tokį daryti mišinį, nes maršrutas pakankamai gerai rieda, pakankamai geri žvyrkeliai, tik vietomis yra techniškesnių vietų, kur tikrai galima susitvarkyti ir su siauresnėm padangom važiuojant lėčiau. Taip, tai šį miestą turėjau priekį 3000 lumenų, toli gražu tiek nereikėjo, važiavom pagrindę dieną. Bet kai reikėjo, tai labai buvo patogu. Taip pat telefoną tvirtinau su Magic Shine laikikliu, rekomenduoju, labai patogu, gali tvirtinti tiek žibintą, tiek telefoną, ten, kur tau jį reikia. Tai va, tai tokia yra apžvalga. Ačiū, kad žiūrėjot. Sveiki, aš esu Robertas, šios kelionės operatorius ir dabar pasakosiu apie savo dviračio setupą. Tai aš važiuoju su 2017 metų Scott Scale modeliu, jis yra jau labai daug perdarytas, yra pakeista amortizuojanti šakė į rigidinę karboninę, perdaryta bėgių sistema iš 210 į 111, priekyje žvaigždė 30, o gale kasetė 1150. Tai bėgių ratio yra tikrai labai mažas, bet vis tiek į visus kalnus neužteko suvažiuoti ir į daugelį kalnų teko statesnių pasistumti. Tai aš naudoju priekyje paprastą sausmaišį Ortliebo 22 litrų,
ir jis neturi jokios ypatingos tvirtinimo sistemos, yra tiesiog paprasčiausiai iš Army Shopo 2 diržai. Tada yra 4 netgi smulkus krepšiukai įvairiai pritvirtinti, pagrindinė gertuvė, antrinė gertuvė, visokiausi peilis, kažkokios smulkmenos, mažoji top bagas, čia kamerą visą laiką laikau, tai aš ją turiu dažnai naudoti, atsekti, užsekti, kad nufilmuoti visus šios kelionės vaizdus. Toliau irgi aš neturiu didelio rėmo krepšio, bet porą mažiukų krepšiukų įdėjęs. Tai vienam krepšiukį visi įrankiai yra, taisymo dalykai, čia irgi papildomos smulkmenos, kas mažiau judinama. Ir čia aš naudodavau vietoj gertuvės, naudodavau didelį 1,5 ar 2 litrų butelį vandeniui vežti. Taip pat čia turim, ką visi naudojam, kilimėlį sulankstomą iš Decathlano armonikėlę, kadangi mes vakare stovyklaujant, daug kur nebūna nei kėdžių, nei kur patogiai atsisėsti ir būna šalta danga, tai patogu pasitiesti kilimėlį, kad nereiktų kažkaip klūpėti ar tupėti. Galinis krepšys, pirma lomo, 15 litrų, man labai gerai tinka į šitą dviračio rėmą, nes visas krepšys gali pasikabinti ant sėdynės ir kartu atsiremti į apatinį dviračio trikampį. Aš taip pat pridėjau papildomą tvirtinimo dirželį, kad krepšys nesimaskatuotų ir dar naudoju papildomą diržą per čia prisegti per sėdynę. Tai suteikia krepšiui labai daug stabilumo. Aš į šią kelionę išvažiavau ne su tubeless sistema, o kolegos išvažiavo su tubeless. Aš turėjau kameras įdėjęs ir aš pakankamai šioje kelionėje, sudarant šios kelionės maršrutą, nepasidomėjau, kad Ispanijoje yra labai daug spygliuotų augalų. Kalnuose yra kur sausa, kur mažai lyja, į kalnus važiuojant, yra spyglių, visokiausių krūmų, vijoklių ir viskas yra spygliuota ir labai lengva prasidurti. Tai pačią pirmą dieną priekinį ratą prasidūriau 2 kartus ir ką mes darėm, nulėkėm į parduotuvę, nusipirkom tubeless skysčio ir tubeless skysčių užpildėm kameras. Ir nuo to karto priekinis ratas neprasidūrė ne karto, o galinis ratas vėliau prasidūrė po gal 3 dienų 1 kartą smulki skylutė ir sutvarkėm kamerą ir vėliau irgi pakeitėm į kamerą su tubeless skysčiu ir daugiau nebuvo jokių problemų. Tada dar papildomam daiktams vežti mes su Paulium naudojam tokias mažytės sulankstomas kuprinytės, kurios susispaudžia į kumščio dydį. Tad labai patogu jas kažkur įsidėti, sugrūsti ir kai, pavyzdžiui, vakare jau planuojama stovyklauti ir yra papildomo maisto, kuris netelpa jau į krepšius, ar tiesiog nepatogu dėti, norisi greit susidėti, yra patogu naudoti tokias kuprinytės. Tai mes su Paulium dažnai užsipirkdavom maisto sudėdavom į tokias kuprinytės, o Lukas šiuo atveju, kadangi jis daugiau turėjo turę prie krepšius, tą maistą dėjo į priekinius krepšelius. Tai va, čia yra mano setupo reviewsas, dviračio reviewsas.